Mes šiandien jūs, gerbimiai sporto mėgėjai, Lietuvos žmonės, kviečiame į Kauno sporto halę. Žalgiris ir tai vienas Rolandas Knyza, kuris šiandien buvo paskirtas rinktinės kapitonu ir žaidė puikiai Rolandas pirmame kėlinyje, bet dėja jau yra prasižengęs 5 kartus. Pasaulio lietuvių rinktinė žaidžia geltonais marškinėliais, ypatingai kuris galėtų, man atrodo, žaisti ir mūsų Respublikos geriausiose komandose. Štai jo toks efektingas metimas. Brent Barry. Taigi, jeigu Lietuva labai plojo ir štai dabar paploja žaidėjams už gražias atakas, na ir palaiko ir vienus, ir kitus. Teisėjai skaito 2 taškus, o teisėjo Juozas Turpištis iš Jonavos ir Kęstutis Filipauskas iš Kauno. Abu teisėjai tarptautiniai. Padėkoti Kauno redakcijos programų dėka ir susitikti su savo giminėmis, tik rungtynės, išvykos varžybos, bet ir Lietuvos rinktinė, kurios pagrindą sudaro Kauno Žalgiris taip pat. Kaimo mokyklų krepšinio varžybos 3-3. Kaimo vidurinių ir 9-mečio mokyklų varžybos. Daug emocijų, patinka visiems. Marčiulionio mokykla skiria daugiau dėmesio vaikams. Ir praktiškai dabar, yra daug kolektyvų stiprių, bet praktiškai lieka tik tai Kaune toks centras, kaip ir turėtų būti. Kaip, pavyzdžiui, jūs į tai žiūrite? Ar optimistiškai, ar pesimistiškai? Aš matau, čia kaip sakyti... Mūsų Respublikos sporto mėgėjams apie tą geografiją šių žaidinių. Na, o jūs kaip... Klubo vadovas iš visų, beveik iš visų valstybių, kurios čia buvo atvykusios, visi mums pasakė, kad varžybos buvo organizuotos gerai. Tai mes galim to pasidžiaugti. Buvo, žinoma, įvairių, kaip sakėt, niuansų dėl varžybų sistemų, dėl visokių kitokių dalykų. Dabar atgalinė data, galime suprantam, varžybos sporto entuziastams, vadovams, krepšinio organizatoriams, teisėjams ir taip, kur varžybos vyko iš tiesų gražiai. Nežiūrint tų sunkumų, kurie mums buvo iškilę tam kely. Ir šiandien turėjome tokį oficialų susitikimą su užsienio